Šiandien pažvelgsime, kaip Ukrainoje vystėsi oro karas. Čia Rusijos oro pajėgos, vienos galingiausių pasaulyje, siekia užvaldyti Ukrainos dangų, tikėdamosi ją užgniaužti per pirmasias valandas. Tačiau laukto Rusijos oro puolimo vietoje įvyko Dovydo ir Galijoto kova dėl oro viršenybės, kurioje Ukraina, nepaisant visko, sugebėjo išlaikyti dangų. Kai Rusija prieš 4 metus, vasario 24-ąją, pradėjo plataus masto invaziją, ji pradėjo koordinuotą raketų smūgių bangą, siekdama sugriauti Ukrainos vadovavimo sistemą ir išjungti visą oro gynybos tinklą. Tikslas buvo suardyti koordinaciją ir pašalinti grėsmes Rusijos orlaiviams, sudarant sąlygas nevaržomoms operacijoms ir greitam vadovybės nukirtimo puolimui. Hostomelio oro uostas prie Kijevo buvo vienas iš pagrindinių šio plano elementų, turėjęs tapti aviaciniu platformu, kai tik būtų įgyta oro kontrolė. Tačiau ši koncepcija rėmėsi tuo, kad Ukrainos oro gynyba bus nuslopinta pirmosiomis valandomis, taikantis į pozicijas, kurias rusų planuotojai tikėjosi ten rasti. Vis dėlto Ukraina išsklaidė savo oro gynybą dar prieš pirmuosius smūgius, daliniai paliko taikos meto pozicijas, tad rusų raketos pataikė į daugiausia tuščias vietas. Tai leido pagrindinėms sistemoms išlikti ir veikti nuo pat pradžių, pavyzdžiui, 300 paleidimo įrenginiai neleido Rusijos orlaiviams veikti didesnėme aukštyje, priversdami juos skristi žemiau, kur jie tapo pažeidžiami papildomoms oro gynybos grėsmėms. Kai Rusijos orlaiviai buvo priversti skristi žemiau, Ukrainos Buk zenitinės raketų sistemos padarė oro erdvę dar pavojingesnę, jos veikė kaip mobilios pasalos, kurios trumpam įjungdavo radarą, paleisdavo raketas į Rusijos taikinius ir tuoj pat keisdavo poziciją, kol priešininkų pilotai dar nespėdavo sureaguoti. Praktikoje tai reiškia, kad virš Kijevo regiono nebuvo patikimų saugių koridorių, todėl be nuspėjamų maršrutų pilotai negalėjo užtikrintai vykdyti pakartotinių skrydžių, o tai ribojo nuolatinės oro operacijas nuo pat lemiamos vienos akimirkos. Ukrainos naikintuvų aviacija taip pat atliko itin svarbų vaidmenį išlaikant ginčiamą oro erdvę. MiG-29 ir Su-27 naikintuvai trikdė Rusijos veiksmus, versdami juos į artimo nuotolio susidūrimus, skrisdami žemai, kad išvengtų priešo radarų ir stumdami Rusijos orlaivius į zonas, kurias dengė sausumos oro gynyba. Būtent čia gimė Kijevo vaiduoklio istorija, ne kaip pažodinis vienas piloto žygdarbių pasakojimas, o kaip atspindys to, kad Rusijos aviacija ne tik nesugebėjo užsitikrinti Ukrainos dangaus kontrolės, bet ir paliko savo sausumos pajėgas be patikimos oro paramos. Ši Rusijos nesėkmė lėmė, kad rusų kolonos, judančios aplink Kijevą, buvo priverstos važiuoti fiksuotais maršrutais be patikimos oro apsaugos. Tai leido Ukrainos Su-24 ir Su-25 įguloms skristi itin žemai ir smogti kuro cisternoms, tiekimo automobiliams bei vadovavimo elementams, kurie turėjo užtikrinti Rusijos puolimo eigą. Šie smūgiai sukūrė mirtinas spūstis, sulėtino puolimą, neleido jam išlaikyti pagreičio ir galiausiai visiškai jį sužlugdė. Tai atskleidė skirtumą tarp vadovavimo kultūrų kaip gilesnę Rusijos nesėkmės priežastį, nes Rusijos karininkai rėmėsi griežtų modelių, kuris numatė, kad pirmasis smūgis bus sėkmingas ir dėl to pasirodė nepasiruošę kitokiems scenarijams. Ukraina veikė kitaip, iš anksto išsklaidė savo dalinius, kad jie nebūtų sunaikinti fiksuotose pozicijose. Ryšys tarp dalinių buvo palaikomas keičiantis jų pozicijoms, o tai leido tęsti koordinaciją, suteikė vietos vadams galimybę veikti nelaukiant centrinio įsakymo, pagreitino sprendimų priėmimą sparčiai besikeičiančiomis sąlygomis ir leido Ukrainai prisitaikyti greičiau, nei Rusijos pajėgos galėjo sureaguoti. Oro karas nuo tada pasikeitė, dabar Ukraina turi sluoksniuotą oro gynybos tinklą, kuriame vakarų sistemos išplečia aprėptį ir sumažina spragas, paliktas senesnių sovietinių sistemų, todėl oro erdvę tampa dar sunkiau pažeisti. Atsakydama į tai, Rusija atsisakė gilių įsiveržimų bandymų ir vis dažniau naudoja iš toli paleidžiamas planiruojančias bombas, o raketos ir dronai leidžia smogti neįskridus į ginamą oro erdvę. Tuo tarpu tiesioginiai antskrydžiai priekinėje linijoje išlieka reti, nes kiekvienas bandymas iš karto baudžiamas Ukrainos oro gynybos. Iš esmės Rusijai nepavyko užvaldyti Ukrainos dangaus, nes jos pradinis planas rėmėsi tuo, kad bus sunaikintas gynybos tinklas, kuris jau buvo reorganizuotas. Dabar Rusija remiasi nuotoliniais smūgiais ir ribotų aviacijos naudojimu, užuot rizikavusi prarasti vertingus orlaivius ginamoje oro erdvėje. Ukraina savo ruožtų neleidžia Rusijos aviacijai veikti, palaikydama sluoksniuotą oro gynybą, dažnai perkeldama sistemas ir integruodama senas sovietinės su naujomis vakarų sistemomis.
Kova dėl Kijevo tebėra svarbi ir šiandien, nes nesugebėjimas užsitikrinti oro erdvės 2022 metais nulėmė ne tik tą Rusijos kampaniją, bet ir įkalino Rusijos aviaciją tokioje padėtyje, kad ji iki šiol nesugebėjo įgyti pranašumo kare.